Apie gražius užrašus arba word artą. Vėl turim insert ir, yra toks dalykas kaip word art. Word art, ir pasirenkam kokio gražumo tos raidės mūsų bus. Sakykime, man patinka šitokios ir atsiranda jūsų tekstas čia. Aš jį pasikelsiu, kad nebūtų šitas, ir rašom kokią nors žodžius, daug nereikėtų rašyti, pavyzdžiui, labas rytas, taip, ir čia tuos nutrinkim, taip, turim tokį labas rytas. Dabar šitas tekstas yra tokia truputėlį gražiau parašytas, jis yra parašytas kaip ir tekstiniam lauke, jį galima, kaip matot, ir pasukti, ir pavartyti, ir dabar ir padidinti jį kažkaip, tai va taip, ir pamažinti, va toks, kažkaip yra. Taip, dabar ką aš galiu padaryti? Tai yra, aš galiu tą patį ir užpilti kažkokią spalvą, va geltona gali būti, ar žalia ir panašiai. Toliau, ką aš dar galiu daryti? Aš galiu, uždėti, kažkokius, tai, įrėminti ir panašiai. Galiu tą patį, kažkokius efektus padėti, kad būtų ir šešėliai arba kažkoks tai švytėjimas, sakykime, nelabai čia matosi to švytėjimo. Kas dar? Galiu pasukinėti, sakykime, va taip padarykime, nelabai matosi, padidinam, va taip būtų. Va toks, kai baksteliu vėl, va išeinu čia yra. Tai yra standartiniai tokie dalykai, dabar sakykime, kažkas, kad nieko nebūtų. Toliau, aišku, aš galiu jį standartiškai pasididinti ir padaryti didesnis šriftą ir turėti tokį yra, kad būtų geriau matoma. Čia galiu dabar pasikeisti, kaip atsimena, toks buvo, galiu tokį uždėti, tokį, jau čia tokie standartiniai esantis visokie, va taip ar taip, sakykime, toks tegul būna, taip. Dabar čia yra su tekstiniu, su tekstu, kokios raidės spalvos bus, tokios žalios. Taip, koks bus aplinkui tas raudonas. Taip, ir koks raudono storis, tokį padarykim. Taip, čia gali būti teksto efektai. Kokia nors, koks čia būtų šešėliai, taip krenta, kaip matot, atspindžiai, atsispindės kažkaip, švytėjimas, švyti raidės, tai kaip ir buvo tekste, čia tokios raidės, ar čia pavartytos kažkaip raidės, taip pasuktos yra. Kas įdomiausia, šičia būtų, aš galiu parašyti kažkokią tai, sakėm, bangelę. Taip, ir galiu tą bangelę čia, kaip matot, pareguliuoti, taip ir taip. Galiu taip padaryti. Galiu pasiimti kažkokį kitą efektą, pavyzdžiui, koks čia gali būti, tokiu rateliu, tegul rašosi. tą ratelį galima pabandyti, o nelabai nori manęs dabar klausyti. Reikėtų gal padidinti arba sumažinti toks, kad būtų, nelabai gražiai, bet tada jis mažėja, didėja čia, o tokio labas rytas toks būtų. O taip galima daryti. Ir vėl sugrįžtam prie transform ir vėl normalaus ABCD, ir turim normalus ABCD, vėl reikėtų biški išsitempti, kad viską matytumėm. Reiškia, tokį turim, reiškia, būtent gražų užrašą, galima jį, reiškia, kaip sakiau, spalvinti. Toliau, jeigu aš jį mažinčiau, reikėtų ir šriftą mažinti. Kur čia tie šriftai yra? Nelabai man čia pavyksta gražiai, raidė paliko didelį. Pamažinkim. Taip yra. Aš jį galiu užnešti ant teksto,
reiškia, ir vat ant teksto viršaus yra, galiu kažkaip padaryti wrap tekstą, kad taip, arba kažkaip kitaip, nu, po tekstu gali būti, arba virš teksto, nu, taip, sakykime, nu, pasukim truputėlį, kad būtų toks dalykas, o turim tokį, paneškim, o taip kažkur, o turim gražų užrašą. Beje, tekstus, jeigu į tekstinius laukus rašom, insert, ne tik galima pasukti ir su tuo tekstiniu lauku, o tiesiog tekstiniam lauke patį užrašą galima pasukinėti. Jeigu aš čia, sakykime, parašysiu labas, tai yra paprastas elementarus tekstinis laukas, tai galiu, net yra toks text direction ir galiu taip rašyti, o galbūt padidinkim šriftą truputėlį. Na, didesnis šriftas matysis geriau, reiškia vėl galiu taip parašyti ir taip toliau. Toliau galiu kaip sucentruoti, galiu ir taip, ir taip. Jeigu bus toks, tai centravimas gali būti per vidurį toks. Ir tada dar kartą nuėjęs į home, per vidurį taip. Tai čia yra vidurys. Reikėtų neužmiršti ir tokio dalyko. Čia yra tekstinis laukas, o čia jau yra gražus užrašas word art, kažkokiems sveikinimams, gražiems dalykams, reklamom galima panaudoti ir tą word art dalyką. Tik tai reikėtų galbūt gražiau negu aš padaryti, reiškia, reikėtų kažkokį daugiau, pavyzdžiui, šitai padarykim. Taip. Ir padidinkim. Va. Kažkas tokio. Truputėlį gal taip. Turėkim tokį. Vis įdomiau yra. Taip, toks yra. Gražus užrašas.